gelgaudiškiai čia renkasi žaisti krepšinį tikriausiai. Takutis parke labai šaunus. Skaldelė. Tikrai gera danga ėjimui. O čia ir futbolo vartai stovi. Šaunus tiltas per mažą upeliuką siaurą. Ąžuolų alėja. Ąžuolas yra bukinių šeimos vasaržalių medžių gentis. Net apie 20 rūšių yra. Lietuvoje savaime auga 2, 2 ir 5 introdukuotos rūšys. Tokie įmantrūs žodžiai. Gyvena iki 1000, kai kurie 1500 metų. Įdomu, kokio amžiaus yra stelmužės ąžuolas. Nagi praeikim ąžuolų alėją. Žvaigždės aikštė. Žvaigždė. Ši parko dalis suformuota peizažinė su dominuojančia 8 spinduliškų takų žvaigžde. Įrengta medžioklės tikslais, kad varovai iš toli atbaidytų žvėris, kertančius takus galėtų apšaudyti žvaigždės centre įsitaisę medžiotojai. Šis unikalus parko elementas vaizduojamas Gelgaudiškio herbe. Simbolių kalboje skaičius 8 yra visų 4 pasaulio šalių išraiška. Pagal Aristotelį ir Pitagorą šis skaičius tobulas. Tai pirmasis kubinis skaičius. Ankstyvojoje krikščionybėje šį tobulumą atspindi krikštyklos baptisterijos oktagonas. Šis skaičius yra svarbus ir kitose tikėjimuose. Budistų simbolinis ratas dažniausiai vaizduojamas su 8 stipinais. 8 takai veda į dvasinę tobulybę ir panašiai. Šios aikštelės centre stovi medžio drožėjo Albino Murausko išskobta skulptūra Lemties sargas. Senovėje žvaigždėje dominavo ąžuolai. Sovietmečiu juos iškirtus miškininkai sodino egles, tačiau takų sistema išlaikė. Tikėk viltim ir likimu savuoju, kad tavo kelyje nušvis žvaigždė. Palikęs oktagoną, žvaigždę, keliauju toliau. O saulė kaip nušvito čia. Asesoriaus kalva. Taip, kasgi čia mums sakoma? Legenda pasakoja, kad čia palaidotas dvaro asesorius teisėjas, kuris skirdavęs griežtas bausmes baudžiauninkams ir dažnai pats jas vykdydavęs. Vėliau žmonės pastebėjo, kad asesorius pasikeitė, pradėjo skirti mažesnes bausmes, greitai išaiškėjo, kad jis įsimylėjęs baudžiauninkę. Tačiau dėl luomų skirtumo santuoka su baudžiauninkė buvusi neįmanoma. Šioje vietoje asesorius apimtas sielvarto nusižudė, prieš tai nužudęs žirgą ir užmušęs šunį. Teisėjas buvęs labai turtingas. Čia auksų ieškotojai nekartą slapta kasė duobes, ieškodami asesoriaus auksinės kardo makšties ir diržo sagties. Šioje vietoje Gelgaudiškių kultūros centro rengiamų teatralizuotų ekskursijų metu baudžiauninkės aprauda karčią savo dalę. Į Velnio kalną. Nagi keliaujam tuomet.
Kiekviena vietovė turi savo legendas, mitus, padavimus. Todėl įdomu sužinoti, štai kokie yra Gelgaudiškio įdomesni mitai. Štai ir artėjom prie dar vieno objekto. Kajus Denis Vadim. Visko žmonės prirašinėja. Šio kalno pavadinimo kilmę aiškina legendos. Viena, kad Baudžiavos laikais pietinėje kalno pusėje buvusi dirbama dvaro žemė, kurią baudžiauninkai mediniais arklais sunkiai dirbdavo. Kai baudžiauninko siųsdavo arti šią žemę, jie sakydavę ir vėl į tą velnio kalną. Kita legenda, kad ir Baudžiavos laikais šį gražų kalną mėgdavę dvarininkai. Čia rengdavę iškilas puotas, baudžiauninkai matydami iškilaujančius ponus sakydavę ir vėl tie velniai puotauja. Vėliau ši vieta pradėta vadinti Velnių kalnu, po to Velnio kalnu. Neseniai pradėta aiškinti kita šio kalno kilmės hipotezė, kad čia buvusi lietuvių pagonių šventykla. Šis kalnas buvęs šventas ir vadintas Vėlių kalnu. Krikščionybės laikais pavadinimas iškraipytas. Nuo Velnio kalno galima pasižvalgyti į Šilupės upelio slėnį. Tai tolimiausia pažintinio tako vieta. Nuo čia takas jau ves atgal link dvaro rūmų. Kaip buvo sakyta stende, nuo dabar jau pasisukame ir keliaujame link dvaro rūmų. Pasiekiau Adomėlio aikštę. Kodėl ji vadinama Adomėlio aikštė, nežinau. Tokie ženkliukai, jis lydės visą šitą kelią. Štai prieiname ženklą paprastoji eglė. O, kokia graži, jeigu čia apie šią kalbama. Čia jos net kelios, tokios labai jau lygaus kamieno, gražios. Juodosios pušys, Pinus nigra, lotyniškai. Pasižiūrime iš arčiau. Truputėlį tokios tamsesnės. O čia dabar jau leidžiamės nuokalne. Ganėtinai stati. Šalia dešinė juodosios pušys. Kokiu būdu jos čia, nežinau, išdygo. Kartuvių kalno aikštelė. Ajajai, nejauki vieta. Baronų kapai. Šios kapinės galėjo būti įkurtos apie 1795 metus. Kai vadinama Užnemunė, prijungus prie Prūsijos, Gelgaudiškio valdos atiteko vokiečių baronams Kuodeliams. Štai čia kapinaitės. Paminklai matomai. Kas ten parašyta? Na, gal jūs iššifruosite. Pirmas žodis lyg tai Hans.
Savo filmukuose aš parodau prabėgomis pažintinių takų įdomybės ir skatinu jus atvykti praeiti šiais pažintiniais takais, neskubant, įsigilinant, pabūnant kažkurioje labiau patikusioje vietoje, atsipalaiduojant, pasimėgaujant Lietuvos gamta. Šis šlaitas tarsi laipteliais padarytas. Štai pagaliau pasimato ir Gelgaudiškio dvaras, apėjus visą pažintinio tako trasą ratu.